Sveiki visi, su jumis šiandien MaraProFox ir šiandien žaidžiame TimeNet serveryje. Kaip matote, aš hakeris, nepykite, nes šiandien visi hakeriai. Gerai, ką mesgi šiandien galėtume padaryti, nežinau, šiaip. Nepykite, jeigu lagina ar girdite pašalinius garsus. Na va, kaip matote, rašau resti PvP. Nežinau, ar ten tikrai geras stresas, bet tikiuosi geras. Kaip matome, normalus. Nors neapgavystė, kaip kitose resuose būna. Dėl to labai aš džiaugiuosi. Čia rese PvP nėra jungta, va čia yra bandoma pabūginti žmonės arba aptrolinti. Nežinau, kada čia kažkas ateitų normalesnė ar kažkas tokio. Šiandien nekursiu ilgo video, nes šiandien pirmą kartą aš filmuoju kalbėdamas. Ir iš viso pirmas video ne Sampo, o Minecraft'o. Taigi ilgai šiandien nekalbėsiu, kelias minutės tik tais. Pakalbėsime ir viskas, ir užteks mums. Kai matome, čia nieko nėra, gal nuveikime į VarPvP, gal tenai bus. Kaip matome, čia jau yra. Palaukite, sugrįšime po kelių sekundžių. Na štai, grįžome ir šiandien matome, jau grįžome. Viskas įsimaišiau. Okay. Dabar ką čia paveiks, gal pulti, bet labai bijau. Pasistekintas setas ir nežinau, koks vardas ar kirbukas, randomas paprašyti, tai būtų įmanoma eiti prieš jį, youtuberį, bijočiau šiaip biškį darbėjai. Bet galime pabandyti, šiaip čia nieko nesitiks, turėždėtų setą. Gerai, įbėgsime mes į tą PvP, negaila man čia setų. Šiaip aišku, aš jau daug nebeturiu, pamelavau aš jums. Aš čia dahoje nebeturiu. Ir štai matome birs. Nebirė, atsiprašau, kad aš čia rėkuoju. Bet gali būti, kad aš mirsiu, nes, kaip matome, jis labai stiprus. Bet jis prieš mane silpnesnis žymiai. Ir matome, va, jis jau bėgo į duobę ir kaip man būna labai daug šansų jį šitaip nužudyti. Ir va, aš miriau, atsiprašau, mirėme mes. Ai, dar nemirėme. Pagalvojau, kad mirėme, bet to išėjo, kad nemirėme. Jis kažkodėl pasibūgino arba nebežudė manęs. Labai buvo gerai, labai jam ačiū, kad manęs nebežudė. Ir mes va jau dabar tai jau tikrai mirėme. Nieko tokio, to... Na ką, grįžome jau. Pasiėmėme matymus ir vėl. Jau matome, kaip dar čia kažkokių yra žmonių. Labai nematyti, jie čia kažką daro. Ir jie labai bando nuo manęs pabėgti, o aš to tikrai nenoriu, man reikia ant pavojų. Man atrodo, aš neturiu. Šiaip nieko gero. Nežinau, ką man dar šiandien nufilmavęs. Nežinau, gal nufilmuosiu 6 minutės. Nežinau, šiaip prikelsiu aš video iškart. Tik nufilmuosiu, po kelių minučių rasite. Tikrai manyčiau, jeigu jums negaila, tai subscribinkit, laikinkit. Ir nežinau, šiaip. Kur ten tas trečias nubėgo, nežinau, nesvarbu. Nežinau, ką dar mums čia paveikus. Kaip matome, čianai Vitūnės statytas buvo medis, bet jį kažkas čia nugriovė, man atrodo, pats Vitūnė.
Nes jis čia buvo irgi didelis, bet dabar kažkas jam atsitiko. O taip pat atrodė, tiesiog jis buvo tik didesnis, kaip matome. Gerai, čia neina ją nužudyti. Ok, va matome nekroposkį, nesupratau. Koks čia tenikas, bet tikrai, kai nužudysime, suprasime, koks čia tenikas. Jis nieko garantuotai gero net neturi. Mes va jį užklupame ir pradedame žudyti ir jis mirs. Mirs. Po kelių sekundės tikrai garantuotai mirs. Nuo mūsų tikrai neapsigen. Va, matome, jis net nebėgo. Oi, žiūrėkite, jis hakeris taip pat kaip ir mes. Jis jau bando bėgti, bet mes jam neleisime jam pabėgti. Jis tiesiog kur bėgs ir mes už paskos jam. Nelabai šiaip jau ir niekas man labai patiktų, bet šiaip, jeigu aš tokį naudočiau, bet aš jam nieko net nepadarau. O kaip jūs man taip šitą greit laužu? Va, aš jau galiu nužudyti, yra šansų nužudyti, bet esu jo pjepulą, ne. Labai gaila, bet nepaisinam jo nužudyti. Jis su kokiu sutari, bet nelabai, jam lagas, kad aš jam nieko negaliu padaryti. Tai sėtas iš viso jam net nelūžta. Ai, šiaip dėl to, kad aš hakeris, tai nepykite, kitą kartą, jeigu jums nepatiko, rašykite nesubscribinkite, susimaišiau. Komentuokite, ar jums patinka, kad aš hakinu, ar man pradėti iš viso žaisti, ar tiesiog filmuodama nebūti su hakais. Na šiaip, čia nuo jūsų priklauso viskas, šiaip. Taigi va, jeigu nužudysime šitą, tai tada ir baigsime video. Kaip manau, užteks. Prieš video jau buvau nužudęs ant tokį galiūnas, taigi jis labai nuvas buvo. Aš labai mėgstu grifinti ten tokie griferis, kitaip sakant. Nežinau, jeigu sakykite, galiu susirasti kokių tokių vaikų ir nugrifinti jos irgi. Nes jau buvau vieną nugrifinęs. Tai čia man nėra sunku. Pasakysiu, kad toks youtuberis esu šiaip iš tikro. 0 subscriber, reikia video ir apgausime visi. Gerai, matome, jis mirs, greit mirs. Mundas setas, tik tas helmas jau sulūžęs buvo. Ir žiūrėk, kaip mes jam laužėme setą, visą setą. Aš galvoju, kad mes mirsime. Jeigu jis autoarmoras, ir jis turi daugiau, taip jis autoarmoras. Taip pat kaip ir mes. Gaila. Taigi, bet jisai vis tiek mum neprilygsta, mes žymiai geresni už jį. Va, jis tiesiog susitrolino. Ant kiekvieno smūgio, kaip man prieš trenkdamas, jis man susitrolino. Aha, gerai, reikia damėdinti daugiau jau. Nežinau, čia galiu aš tik filmuoti 10 minučių, kaip matote, aš per bandikemą filmuoju, tai labai gaila. Pabūtume mes ir ilgiau. Jeigu neišeis, tai nežinau, šiaip gal mirsime tada, kada susiveikia. Bet šiaip nesinorime, pabandysime laimėti. Bet nelaimėsime mes prieš jį. Va, bus spėjame suryti apie apulą ir toliau kapuotis. Nespėsime mes nužudyti, taigi gaila. Arba teks tiesiog nutraukti. Viskas kažkur pabėgo. Taigi pabėgo jisai. Taip, dar ne, žiūrėkit, jis dar nepabėgo, jis dar nepasiduoda. Bet va, tai yra mums šansas jį nužudyti, kad jis nebeturi apie apulų. Bet va, jeigu mums pavyktų, arba tiesiog paliekame mes jį čia. Tiesiog paliekame mes jį čia ir einame atsisveikinti. Na kągi, baigsime filmuoti ir su jumis buvo Mario Pro X. Taigi, sėkmės. Laikinkit, subscribinkit, komentuokite ir taip toliau. Bus labai dėkui. Sėkmės.